Šį kartą apie poilsį. Neretai mes negalim susitvarkyti su savo dienotvarke, su tempu ir pervargstame. Tai ko mes siekime dažniausiai, tai tos pusiausvyros, kad būtų ir darbas, ir poilsis. Kad surastume laiko viskam. Na, lygiai taip pat surasti laiko ir studijom, surasti laiko artimiesiems, laiko pabūti vienam. Ir kaip tokį pavyzdį, kuris man labiausiai patinka apie poilsį, tai manau ir jūs esate galbūt kai kurie esate girdėję apie du žmonės, kurie kapoja malkas. Aš čia truputį perdarau tą istoriją, bet kaip ten buvo, kad vienas buvo labai užsispyręs ir sakė, kad yra labai darbštus ir visiškai be perstojo, be jokio poilsio, nuolat tik kapojo ir kapojo. Iš visų, jeigu stengiasi visus aplenkti, būti pirmas, pasiekti labai daug. Antras tuo tarpu, tai tiksliau kalbant, kad jis antrą truputį sekė, taip vis atkreipdavo dėmesį truputį ir matė, kad jis kartais sustoja ir nedirba. Ta pastebėdamas, džiaugiasi dar labiau, nes sakė savo, kad pralenks jį. Kai atėjo laikas rezultatams, tai jam tas šeimininkas, kuris buvo jos abu įdarbinęs, pasakė, kad tu mažiau atlikai darbo, nes nepaisant to, kad daug stengiais ir labai greitai, bet pavyko pagal apimtį padaryti mažiau. Tuo tarpu jo konkurentas, kuris kartais sustodavo, padarė daugiau. Ir atrodo, kad viskas taip paprasta, kad reikia ilsėtis ir daugiau padarysi, bet ten ne apie tai kalba, kad poilsis sėdėti ir nieko nedaryti, bet ten esmė tokia, kad kai jis paklausė, kodėl tau pavyko padaryti daugiau negu man, savo konkurento paklausęs, tai jis atsako, kad aš sustodavau, bet ne vien ilsėdavausi, bet galasdavau savo kirvį, kurio kapojo. Tai va tas kirvio galandimas kartais yra reikalingas sustoti mums, kad ne vien, kad padarytume daugiau, bet prasmingiau. Ir tas mūsų labai dažnai susikoncentravimas vien į tikslą, nors tai irgi yra gerai. Čia yra taip mūsų dvasiniam gyvenime, bet ir bendrai, viską aš taip, pavyzdžiui, kaip dvasininkas, ne vien, kad viską sudvasinu, bet visame kame, tai kai pradedi stengiasi tuo gyventi, tai bet kokiu atveju tas dvasinis gyvenimas, jis yra labai svarbus ir jis yra, pirmoje vietoje, nes dvasinis gyvenimas moko būtent išvaikyti ir matyti Dievo veikimą kasdieniam gyvenime ir išvaikyti tą pusiausvyrą. Nes kai gyveni ir stengiasi būti arti Dievo, tai būtent jis padeda sustiguoti ir sustatyti viską į savo vietas. Tai remdamasis tuo palyginimu apie žmogų, kuris kartais sustodavo, tai tas sustojimas kartais, sakau kartais, bet dažniausiai tai žinoma, kad yra malda. Bet malda tai ne vien kalbėjimas Tėve mūsų arba Sveika Marija maldu, tai irgi yra gerai, bet tai gali būti strėlinės maldos. Pavyzdžiui, Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Arba tiesiog Jėzau Kristau. Ir to, gali būti tokia malda, tai kas tave veda į ramybę. Susikoncentruoti į save, atidėti telefoną, kompiuterį, televizorių ypatingai, viskas, kas atitraukia nuo to susitikimo su savimi pačiu. Ir ieškoti, kas tau patinka, nes, pavyzdžiui, gamta tikrai labai nuramina ir gamtoje kažkaip pasidarai, supranti, kad esi dalis tos gamtos. Tai, būtent skaitimas ir įvairiausių tokių dalykų. Tiesiog, tas vaikas ir mokėjimas sustoti yra labai svarbus, bet kartu, manau, kad yra aktualu ir tiems žmonėms, kurie yra
mėgstantis patinginiauti. Ir tas potraukis patinginiauti yra aktualus kiekvienam, nes mes labai dažnai taip, tai į vieną į pusę arba į kitą kažkaip vis linkstam, arba daug dirbti, arba tinginiauti. Ir su ta tinginiste tai tikrai labai daug atima jėgų telefonai ir socialiniai tinklai. Kai mes įklimpstame į ekraną, mūsų akis labai, tai patraukia mūsų dėmesį, tai kas ekranuose tose rodoma ir ypatingai viskas taip yra sukuriama, ne man jums pasakot, kad tai viskas labai patraukia. Ten ir vaizdai gražus ir galbūt tas dinamiškumas. Bet, pavyzdžiui, irgi savo susimaščiau apie ėjimą. Ėjimas labai irgi apvalo mus. Eidamas žmogus pradeda gyventi tempu, kuris skirtas žmogui. Ne bėgimas, ne lėkimas, bet būtent tas tempas, kuris tau atitinka. Mašina arba ten autobusas, dviratis tas pats, tu truputį pagreitini laiką. Ir mes tai irgi, 21 amžiaus žmonės labai mėgstam pagreitinti. Kitas pavyzdys, kuris man irgi labai patinka, tai yra iš vienuolių gyvenimo. Kažkuriam vienuolyne tai buvo taip, kad vyresnioji vienuolė, kuri yra paskirta vienuolyne būti atsakinga už kitas, tai tam vienuolyne buvo tokia kaip ir regula, buvo tokia taisyklė, kad negalima, kad vienuolės lipdamos laiptais praleistų vieną laiptą. Kaip žinot, būna skubi ir per vieną laiptą vis, kad kuo greičiau, ar ne, praleidi vieną laiptą, pastatai koją jau iš karto ant antro, dar aukščiau ir tokiu būdu pagreitini tempą. Ir ten buvo ta taisyklė, kad tu negali taip daryti, kad vienuoliai tai netinka taip skubėti. Kokia yra mintis to, kad ta vienuolė yra karaliaus dukra, kuri, skuba lėtai, fastina lenta. Lotyniškai fastina lenta, tai skubėk lėtai. Tas posakis man irgi labai patinka. Ir skubėti lėtai irgi reikia mokėti. Ir šiuo atveju, verta savo susimastyti apie tą tavo skubėjimą. Ir netgi dar tas pavyzdys, kaip mes lipam laiptais, tai vis kuo greičiau. Galbūt, bet tikrai verta pristabdyti savo tempą ir vaikščioti, gyventi, kalbėti, mąstyti, vis truputį pasistengti lėčiau. Ir mūsų tas toks neapdairumas, užsakant maistą, ten nepagalvoji ir, vis kuo greičiau. Tavęs kažko paklausia, nemastydamas vėliau atsakai. Pripratęs save skubinti, pripratę, kad tavęs niekas nelauktų, toks tempas visada ant maksimumo, kad kuo greičiau. Ir tas sutaupytą laiką, arba vairuodami tai jau iš vis stilių, nes irgi ir pats vairuoju, tai irgi daug tokių silpnybių, kad vis skubam kažkur, neaišku kur, beprasmiškai ir būtent prarandam tą gyvenimo ritmą ir svarbiausia, kad prarandam ramybę. Neretai žmonės irgi bėga iš miestų į kaimą, nori trauktis į ten, kur yra ramiau, prie gamtos arčiau. Tai, kas tau tai, kas žmogui yra autentiška, tai, kas žmogui yra artima, gamta. Tai verta galbūt nuo to, ko ir užbaigiam šiandien, gal nuo to ir pradėti. Surasti laiko pabūti gamtoje, vaikščioti lėtai, mąstyti lėtai, kalbėti, pasistengti irgi truputį lėčiau, pamąstant, įsigilinant į viską, negyventi pasroviui ir paviršiuje, bet ieškoti ir irtis į gilumą. Ir tas būtent sustojimas, tai yra paruošimas tų įrankių, kuriais naudojamas kasdien, ir proto, ir kalba, ir savo, visus dovanos, kurios duotos ir kuriamis naudojamas, kad, ne vien tausotume, bet kartu sustotume, padėkotume už tai, kad turime ir, įvertintume
tai, kas yra pasiekta, tai, kas yra tau duota. Arba kas yra irgi prarasta. Ne vien padėjoti, bet priimti tai, ko dabar galbūt nėra dėl klaidų, bet tai jau gal visai kita tema. Bet kokiu atveju tas sustojimas yra labai svarbus. Tai linkiu surasti laiko, ypatingai poilsiui, ir surasti atitinkamą poilsį. Be telefonų, be jokių garsių muzikų, bet atrasti, kai jis tau yra labai, labai galbūt artimiausia.